Labas rytas, bičiuliai. Šeštadienis, kaip matot, ne namie, o aikšteliai. Toliau darbuojamės. Vakar buvo kosminis penktadienis. Pardaviau 3 automobilius. Tai BMW X6 išvažiavo, Hyundai Tucsonas per 1 valandą parduotas ir taip pat už Volvo V90 žmonės paliko avansą, kitoj savaitėj atvažiuoja iš Vilniaus pasiimti. Nu, šiandien nuo pat ryto 7:30 atvažiuoju į aikštelę ir ką jūs pasakysite? Stoviu, žiūriu prie Mercedeso V250 žmogus. Žiūriu, kažkur matytas. Pasirodo, jau prieš 2 metus iš manęs pirko mano automobilį X-Trailą. Tai žodžiu dabar gavos taip, kad V250 nuo pat ryto irgi parduotas. Pildom popieriukus dabar. Ir atvažiavęs savininkas irgi, galim pasakyti, jau buvęs. Taip kad pavedimai padaryti, dokumentai pildosi ir žmogus lieks į namus. Štai pastatėm jau, kaip sakant, praktiškai ant išvažiavimo. Atbuliniu stumi ir leki. Šiandien laukiu, bičiuliai, Porsche Panamera tikras GTS turi atvažiuoti. Apsižiūrėsiu, žmogus daręs paskutinį aptarnavimą turi sąskaitą 10 000 eurų. Nu, kaip sakant, automobilis bus turbūt, tikiuosi, irgi žiauriai prižiūrėtas, taip kad bus bombinis Poršiukas. Ką dar šiandien? Škoda Karokas jaučiu, kad turėtų irgi būti. Nu, žodžiu, kokias 2-3 mašinas tai tikrai šiandien gausim naujas pardavimui. Aišku, prieš tai, kaip sakiau, pasidarysiu patikrą, apsižiūrėsiu, pasidarysiu diagnostiką, susižiūrėsiu kėbulą ir visus kitus mazgus. Jeigu viskas bus tvarkoj, tai apsimsiu parduoti. Nes bet kokiu atveju, bet ko nepardavinėjau. Taip pat čia dar žmonės klausėt manęs, kodėl būtent Ajudos aikštelėje laikau savo automobilius. Todėl, kad man patinka žmonių darbo principas. Bet ko šito aikšteliai nerasit, lavonų nerasit, todėl kad daliukui tiesiog vardas rūpi lygiai taip pat kaip ir man. Taip kad dėl kelių šimtų eurų, kaip sakant, teršti savo vardą ir pardavinėti bet ką, patikėkit, bičiuliai, ne mums. Mes taip nedarom. Pinigai yra uždirbami ir, kaip sakant, geriau aš uždirbsiu mažiau, bet sąžiningai ir ramia širdimi. Negu paskui gulėsi lovui ir galvosi, skambins čia atgal, neskambins, parveš, neparveš tą triperiuką kažkokį ten. Taip kad dirbam sąžiningai. Yra daug kas, matau, pavydi. Turbūt biznį gadinam. Nu, ką padarysi, būkit ir jūs sąžiningi ir biznis eis. Taip kad visiems palinkėsiu gražaus savaitgalio. Na, o aš matau, kad šiandien be 8 vakaro greičiausiai darbai man nesibaigs. Laukit gerų automobilių, būtinai pasispauskite sekti, kad nepraleistumėt gerų variantų ir būtumėt pirmi, kad kaip sakant, juos įsigijant. Nes geras variantas ilgai nestovi. Dar kartelį ačiū visiems ir iki sekančio susitikimo.